Jeigu nebuvote nei viename poezijos pavasario renginyje ir jūsų sielai šį žydinti pavasarį kažko trūksta, tuomet žiūrėkite Konrado kavinę. Nuo žiedo nuvyti darbštuolės bites, paleisti laivelį čiurlenančioj upėj, tiltelį statyti, kur sėtų krantus, aš noriu pakurstyt blėstančią ugnį. Sveiki, praėjusį savaitgalį čia buvo pilna šurmulio, saulės ir poezijos. Šiandien visą nuščiuvę, atvėsę, bet regis čia, Maironio muziejaus sodelyje ir žolės stebelis viską prisimena. Mes taip pat jums siūlome truputį praėjusio laiko, kurį vainikavo poetė. 41 kartą Kaune buvo minima viena gražiausių literatūrinių švenčių – poezijos pavasaris. Persiritusi į 5-ąją dešimtį poetinio žodžio šventė šiemet nutarė kiek atsinaujinti. Labai neardydama tradicinio skrydžio, poezijos paukštė pirmąją renginių Kaune dieną nutupė šventovėje. Gal savo sielą pagirdyti, gal kitus nuo kasdienybės jaudulių apvalyti. Vytauto bažnyčioje vykusi popietė, pavadinta sakralūs eilėraščiai sakralioje erdvėje, regis palaimino ir į pasaulį išleido eilėraštį, kad pasižmonėtų, kad žmonėms atvertų ir kitą erdvę. Aš manau, kad kiekviena poezija, taip ir sakrali poezija, gali mus pakylėti ir mintį nukreipti, ir atgaivinti, arba įkvėpti. Tai yra visai normalus dalykas. Juolab, kad ne vienas kunigas, ne vienas buvo taip pat ir poetas, ar tai būtų Maironis, ar rašytojas, Vaižgantas, kuris buvo rektorius taip pat šitos bažnyčios, ir daugybė kunigų, kurie kūrė poeziją, ir kai kurią galima pavadinti sakralia poezija, kai kurią religinė ar dar kažkokią, tai bet iš tikrųjų aš manau, kad sakralų žodžiai visai dera, kad jie skambėtų ir sakralioje erdvėje. Sakrali tai šventa, tai yra lietuviška, iš tyros širdies ateinanti poezija. Tai šventa žodis, nesuteptas, o tokios labai reikalinga poezijos. Ir suprantat, labai gražu, kad čia Kauno poetai ėmėsi tokios iniciatyvos. Pirmą kartą bažnyčioj. Man rodosi, kad visa geroji poezija, didžioji poezija, ar ji mini Dievo vardą, ar nemini Dievo vardą, iš tikrųjų yra dieviška. Šiaip ar taip, tai ji gimsta iš dieviškumo prado žmoguje. Netgi ta poezija, kuri bando šitą dalyką neigti. Aš dabar staiga su jumis bekalbėdamas prisiminiau tokius, gal netiksliai pacituosiu, Sergejaus Senino, žymaus rusų, didžiojo rusų poeto žodžius. Ten yra tokios eilutės, jeigu neklystu. Если душе гнездились черти, значит, ангелы были в ней. Daugmaž panašiai, tai matyti išversti reikėtų taip, nors aš netikliai pacitavau. Jeigu sieloje, vadinasi, dabar ten spiečiasi velniai, vadinasi, prieš tai jau buvo angelai. Tai vat koks esi žmogus. Du pradai, bet visada, kaip paprastai, turbūt mes už tą šviesų didįjį, už dieviškąjį pradą. Tamsioji gyvenimo pusė mene dažnai būna efektingesnė nei tylus Dievo šviesos ieškojimas. Nors juk visi mes tik skirtingais tamsos ar šviesos keliais ten pat einame, ieškome, ilgimės. Dažnai ir klystame, klumpame, o sakrali poezijos eilutė užgimsta ar tik švarioje sieloje. Tai yra nepaprastai svarbus ir tikras reikalavimas. Nes mes į savo gyvenimiškos patirties žinome, kad nešvarus žmogus ne tada, kada jis kartoja Dievo vardą, jis ne iš karto apsivalo. Tai yra siekis. Bet aš noriu, kad, sakysime, sakralioji poezija taip pat būtų net šešėliuoto autorių, šešėliuoto poeto nepaprastai jautrus, didelis siekis. Žvilgtelėti arba pajusti, sakysim, tą metafizinę būties dalį, kuri nors ir yra mūsų slapties dalis, bet taip pat ir mūsų siekis yra.
Kažkiek kalbate apie pasiklydusią avį. Taip, jūs teisi. Jūs teisi ir ta, sakysime, Evangelijos dalis, kur Kristus išėjo ieškoti, rodo pirmiausia, kad jis paliktom labai pasitikėjo. Bet šitas siekis sulaikyti visus nuo nuopolio, nuo, kaip pasakau, šešėlio, nuo nuodėmės, nuo pražūties yra taip pat poezijos uždavinys. Todėl ir autorius, prisidėdamas prie poezijos, kurią mes vadiname sakrale, jis taip pat turėtų tarytum atlikti išpažintį, bent pačiam savo, ir pajusti, kad po tų žodžių, kuriems jisai patikėjo savo pačią šviesiausią būties dalį, jis pats turėtų taip pat būti to šviesios būties dalimi. Tai gali taip pat būti ieškojimų kelias, bandymų kelias, ilgesio kelias, lūkesčio kelias. Net jeigu žmogus dar neturi jėgų, bet jis gali jausti ilgesį ir troškimą. Aš pasiremsiu Bibliją ir pasiremsiu Kristaus žodžiais, kad matot, pagal Biblijos visus mokymus, ypač pagal Kristaus, nebūtinai tas, kuris yra pirmutinis bažnyčia, bus jau pirmutinis pas jį. Čia, žinot, gali didžiausias nusidėjėlis arba būti paskui pirmas, negu tas, kuris didžiausia šventeiva ir didžiausias davatka. Mano galva, svarbiausia, kad tai būtų didžioji kūryba, kad nebūtų švaistymas ir žodžių, kad nebūtų mėgaujamasi savimi, o būtų atsiduota ta idėja ir ta idėja bandoma savo menkom žmogiškom jėgom išreikšti. O dieviškai kurianti dvasia ateiki, atnešk mumis širdis ramybę ir taiką, o žodžiaus nustoji, duok žodžių tikrumą, apšviesk mūsų buitį, lyg degantis krūmas, o meilės nešėja, duok tveriančią meilę, malonės rasa apšlakstyk giesmę gailę, apsiausk jaukumu baikščią kūdikio širdį, sugėdyk tų žmingus, suvienyk išskirtus, pažadink po plėnimis naudžiančią ugnį, ten užeria žiežirbos visa, kas drungna, kol žiebėsi kosmoso vaiskų sietynai, paskleisk mums į širdis spindėjimą Dievui. Dievuli, be tavęs esu tik liūdnas laikinumas. Linguoja procesija boluojančių kopų, link seno jūrinio kapo altoriaus, suklaupiant kranto skaistyklinio žvirgždą, į balzganamėlį veidus atgręžę, banguoja himną, pro uolinę audrą, žuvėdrų būrims atplaukia ramybė. Antrąją poezijos pavasario Kaune renginių dieną poetiniai posmai skambėjo rašytojų memorialiniuose muziejuose. Poezijos mylėtojai galėjo pasirinkti jiems patogią arba dvasiai artimą erdvę ir joje klausytis savo miesto poetų. Poezijos pavasaris tai visą laiką yra žavus, nes tai ir gamtos žydėjimas, ir mūsų sielų žydėjimas, nes pagaliau mes išgirstam savo balsus, pamatom vieni kitus, kai gamta atgyja ir mes truputį gražesni ir geresni.
O apskritai man pačiai šitas poezijos pavasaris šventė ir iš kitos pusės aš pagalvoju, kad aš buvau truputį atitrūkus nuo kūrybos. Tiesiog tokia jau žiauri gyvenimo realybė, kad darbas ir darbas už tą duonos kąsnį, o be to studijavau poetinę terapiją. Tai yra tai, kas yra tarp kūrybos ir psichologijos. Ir tapau viena iš sertifikuotų poetinių terapeutų. Poezijos klausimas savaime žmonės veikia teigiamai, ypač jeigu tai yra humanistinė poezija. Ir jeigu kalbėt apie tokią gydančią galią, tai mums yra svarbesnė tokia meditatyvinė poezija, kada būtent žmogus įsiklauso pats į save. O kodėl terapija? Todėl, kad klausydamas poezijos kiekvienas žmogus išgirsta save. Susirinkę poeto Bernardo Brazdžionio namų sodelyje, poetai ir klausytojai apsupti gėlių, saulės, greitai pajuto laisvą popietės dvasią ir susiradę jaukią vietelę, klausėsi poezijos. Eilėraštis skirtas Brazdžioniui su aliuzijomis į praeitį. Per pasaulį keliauja žmogus, keliauja amžinas žydas, brangus gimtas kraštas, brangus, per pasaulį keliauja žmogus, o gal tai tik sapnas slogus, išauš po nakties naujas rytas, per pasaulį keliauja žmogus, keliauja amžinas žydas. Ne vienam poezijos mylėtojui Bernardo Brazdžionio vardas susijęs ne tik su eilėraščiu, bet ir atkakliu tikėjimu Lietuvos laisvę. Aš, žinoma, savo gyvenime kito galbūt tokio žmogaus artimo neturėjau, kaip Bernardas Brazdžionis. Aš ne poetas, ne rašytojas, tačiau mus jungia kai kurie kiti dalykai, pasaulėžiūra, požiūris į rezistenciją išeivijoje, kadangi kai kurie ilgainiui pradėjo pavargti ir išeivijoje pradėjo reikšti savo nuomonę, kad kovoti dėl Lietuvos laisvės nėra prasminga, o Brazdžionis laikėsi tos nusistatymo, kad jokių kompromisų su okupantais būti negali, kad vienintelis mūsų tikslas yra Lietuvos laisvė. Mes su juo kartu dirbame kaip žurnalistai. Ir jis man prieš mirtį padarė pavedimą, kad išleisti jo straipsnius, žurnalistinius straipsnius. Ir aš šitą esu padaręs ir jau yra beveik paruoštas leidinys. Ir aš manau, kad šiais metais ar kitų metų pradžioje šitas leidinys bus išleistas. Taip, kad aš labai džiaugiuosi, kad čia yra gyvas Bernardas, kad jis yra čia prisimenamas. Ir turbūt geriausias paminklas poetui, tai jo sode, kambariuose, aidintis gyvas poetinis žodis. Aš noriu paglosti kaštono kamieną, nuo žiedo nuvyti darbštuolės bites, paleisti laivelį čiurlenančioj upėj, tiltelį statyti, kur sietų krantus, aš noriu pakurstyti blėstančią ugnį. Ta pačią dieną, tuo pat metu, poezija žydinčiam sode skambėjo Balio ir Vandos rogų muziejuje. Paukščio langai. Tokie gražūs langučiai, taip gražiai priklijuoti prie lizdo, vos nesušukau namai. Koks meistras čia triūsi, taip gražiai sujungi langą ir tai, kas per langą matyti. Kai užaugsiu, eisiu ir aš amato šito mokintis. Paukščio langai taip gražiai priklijuoti prie lizdo, kad net į dangų pažvelgęs negali suprasti, kur jie. Poezijos pavasaris ir ruduo Druskininkų yra priešingybės ir gerai, kad yra tokie du reiškia. Nes tai paėmus kaip Druskininkuose per daug susimastyti reiškia gilin į savo tokią artėjančią žiemos tamsą nuveikti, tarsi jau per daug
prabanga poetams, reikia išeiti kaip žiedami į viešumą. Pats šviežiausias tai yra vakar čia, parašytas 10 valandą vakar. Garimsantis vėjas išneša laivą į platumas, dar neregėtas pietinių jūrų su didžiuoju slibinu ir jį garbinančiomis sirenomis. Užsikimškausys Odisėjau, duoš dovanas argonautų arkai, kuri čia nuskendo per antrąjį pasaulinį tvaną. Gražūs sirenų papai papaulyse, tokius parvežk Telemachui, prieš tai jam paskambinęs mobiliaku. Rytoj jam naujosios graikų kalbos valstybinis egzaminas, ruošiantis karinio atašė tarnybai Kipre. Papai, papai ir dar kartą papai, gali žiūrėti kiek nori, tik jų balsų neklausyk didžiavyri, Skilos, o ypač Charibdos, nes jį konservatorijos auklėtinė, profesionali šių platumų jūreivių žudikė. Poetai žmonės gana laisvi. Gintaras Patackas laisvo ir modernaus žodžio kaunietiškas simbolis. Taip pat tą pačią dieną ir tuo pat laiku poetinė gyvybė pulsavo ir Salomėjos Nėries memorialinis namelis Palemone. Čia taip pat susikūrė jauki kamerinė aplinka, kurioje ištirpsta atstumas tarp poeto ir klausytojo. Beje, jeigu visi po muziejus pabirę poezijos gerbėjai būtų susirinkę į kurį nors vieną, vargu ar būtų sutilpę. Kita vertus, visų draugien suėjusių kūrėjų vakaras galėjo prailgti, o šios poezijos salelės visame Kaune galėjo kiekvieną virš kasdienybės paskraidinti, draugėties būtimis taptelėti. Salomėja, kai mes blaškomis, tu atkakliai tyli. Nepajutau jokių ženklų, neprisileidi, išdidi ir užsidariusi. Ar paeini tuo nauju taku per sodą, ar įžengi pro stiklo gaubtą tuos daiktus svetimus, ar priimi į savo vos atpažįstamus namus? Žinau, kad ne. Taigi, poezijos pavasaris Kaune šįmet buvo atsinaujinęs ir kiek kitoks. Galbūt todėl, kad poezijos paukščiai skristi būtų lengviau. Aš prisimenu tos pirmosius poezijos pavasarius, va šiandien mes čia šnekėdami šiame muziejuje, aš tik tai kažkaip tada šnekėdamas nepasakiau vieno dalyko. Mes tada keli jauni poetai čia atvažiavom į tą poezijos pavasarį, jame patys nebuvom pakviesti, bet mes užkuliusiuose, ne užkuliusiuose, už žmonių stupėjom, reiškia, buvom ir aptarinėjom tą poezijos pavasarį, kaip visi jauni poetai, žinoma, mes labai peikėm. Ypač peikėm tos senius, kurie tenai, reiškia, o dabar mes atsidūrėm, pavyzdžiui, aš atsidūrėjau jau tų anų roliai, dabar ir tų jaunų, labai man smagu, kada yra tų jaunų žmonių, kad ateina į poezijos pavasarį, ar čia, ar Maironių sodelį, ateina jaunų žmonių, kurie, reiškia, labai kritiškai žiūri į šitą patį renginį. Kai jau jų nebeteina, kai ateina tik vienos kartos, sakykime, vien tik tai jau pagyvenę, tai jau kažkas su tuo poezijos pavasariu matyti negerai, nes jis turi vis dėlto keistis ir perimti. Nu, žodžiu, poezijos pavasaris, man atrodo, laikas nuo laiko lyg ir nukaršta, lygiai jau būtų, taip sakant, jau ir laikas jį, reiškia, gražiai su vainikais palydėti, bet po to jis ima ir atsigauna. Žodžiu, man atrodo, jau tas poezijos pavasaris yra patyręs kokį 3-4 naują atgimimą. Man poezijos pavasaris gražus tuo, kad iš tikrųjų yra daug tokių mažų renginukų. Mažų renginukų, kada gali nuvažiuoti poetai į kaimus ir kaimo žmonės gali išgirsti. Tai man tuo jis yra patrauklus. Iš tikrųjų, toks masiniai renginiai man nelabai patinka ir priskirčiau poezijos pavasarį prie tų masinių renginių, sakykime, daug toksai kompaktiškesnis yra Druskininkų ruduo, man primtinesnis, bet va tas, kad galim pasklisti poeziją iš tikrųjų, kad tai
vis tik dėmesys yra išlaikomas poezijos atžvilgių žmonių, kad dar vis klausomasi ir dar vis susirenka žmonių, kad ir kamerinės tos grupelės tokios, bet tai yra labai puiku, nes kitokio būdo nėra ją paskleisti. Iš tikrųjų, vieną kartą metuose, pačiu gražiausiu metu, kada daugiausiai yra tos ekspresijos, sakyčiau, noro gyventi, džiaugtis gyvenimu ir štai tada pasirodo ir tas meno grožis. Kitą dieną poezijos šventė tęsiasi menininkų namuose, kur buvo galima susipažinti su kūrėjais, tarnaujančiais dviem prozos ir poezijos mūzom. Beje, dažniausiai poetai pajunta, jog neišsitenka eilėraštyje, prozininkai savo tekstus trumpinti retai linksta. Galbūt todėl poetas ir prozininkas Robertas Keturakis, žinodamas, kad beveik nieko neižeis, šmaikštavo, kad poetas gerų prozininkų gali tapti, tačiau geras prozininkas gerų poetų dėja netaps. Į menininkų namus atėjęs ne vienas kūrėjas buvo net ne dviejų mūzų tarnas, todėl teko griežtai paklausti, tarkim, aktoriaus, poeto, prozininko Antano Žeko, kuo jis dabar save laiko. Pasirinkti buvo galima tik vieną mūzą. Poeto dabar vis dėlto tai yra, žinot, pasakyčiau, proza, aš kiek pats pajutau, jinai mėgsta labai darbingą žmogų ir reikia jai jau daug atiduoti ir save suimti rankas ir priversti save kartais. O poezija, tai žinot, kartais iš lovos pašaukiu užrašai ir tau premjera. Man kiekvienas eilėraštis, kadangi aš visą gyvenimą dirbęs teatre, tai dabar sakau, man premjera greičiau parašau eilėraštį ir premjera. Nuo pat mažumės svajoju apie muziko karjerą. Visą gyvenimą, žinoma, sutrukdė man tie 10 metų išplėšti iš gyvenimo, kurio aš taip turbūt ir nepasivijau. Ir pasiekiau aš tai, ką norėjau, baigiau muzikos akademiją, rašiau daug dainų, jos buvo spausdinamas įvairiuose leidiniuose. Žodžiu, aš buvau laimingas. Iki tam tikrą laiką, nors jau nuo mažumės, maždaug nuo kokio 13-15 metų rašiau eilės. Rašiau ir jos buvo sienlaikraštimo, reiškia, gimnazijos, buvo, man reikės, ir pionierius, Lietuvos pionierius spausdintas, iki to laikotarpio, kada ištrėmė, trumpiau sakant. Ir taip užgniaužęs buvau ilgą laiką. O paskiau, kada sąjūdis prasidėjo, tarsi išsiliejo poezijos knyga, 3 romanai, ir ten esė, ir daugybė kitų dalykų, kurie nespausdinti yra. Dabar aš esu įklimpęs į Kiausų poeziją. Esu laimingas labai, gyvenu ten aukštai ir rašau. Šių metų Salomėjos Nėries premijos laureatė, poetė ir prozininkė Violeta Šoblinskaitė atskleidė poezijos ir prozos rašymo ypatumus, pagal kuriuos ne vienas poetas gali pasitikrinti, ar galėtų ir prozos žanrą išmėginti. Prasme, tai proza yra vis dėlto darbas, tai yra darbas, tai yra tam tikras planavimas, vis tiek kažkas, o poezija tai toks vėjelis praplevena ir viskas. O su proza yra kitaip. Proza yra tas daiktas, kurį tu privalai jį apmąstyti. Tai yra galų gale pasėdėti, nes, sakau, poezija tai vis tiek yra tam tikras dvelksmas. Jeigu jo nebūtų, tai ir to eilėraščio nebūtų. Aš nekalbu paskui apie šlifavimą apie kažkokį ten rimtesnį darbą, bet tas impulsas, tarkim, rašant prozą juk irgi yra tam tikras impulsas ateina tau į galvą, bet tu paprasčiausiai proza labai sudrausmina, nes jinai verčia tave sėdėti, mąstyti ir kartais visai tu nukrypsti nuo to pirminio. Iš tikrųjų, kaip ten kas ten Puškinas sakė, kad ta Tatjana visai ne taip elgėsi, kaip turėtų, tai kartais tai būna ir su tais herojais. O eilėraštis, tai jau jeigu atėjo tas impulsas, tai jis ir užrašomas yra tą pačią sekundę, arba jeigu neužrašomas,
tai tada taip ir ištirpsta kažkur eteryje ir viskas. Paskui jau jos susigražinti nebeįmanoma, o prozą įmanoma susigražinti. Tu kasdien susigražini tą temą, tą impulsą ir dirbi prie jo. Taigi, galima manyti, kad poetai rašantis ir prozą yra labai darbštus poetai. Kana kadais čia vyko vestuvės ir korė vagis, šiandien jie visi sausais lapeliais išdegintoje tyloje. Mes šnekamės ant žemės, o balsai aukštai aukštynų gėlą dangų skrieja. Ir kai ausis įtempęs paklausai, gali girdėti žodžiai vakarėja. Mylėjome ne tuos ir ne tada, ir ne tenai, kur mums mylėti skirta, net jaunas mėnuo kaip gamtos klaida, jis lievė miglą niekad nepatirta, ant mūsų rankų, kojų ir galvų, į žalę žolę, į žolėtus plaukus, koks keistas tas mėnulio randevų, bet gal gerai jo valandos sulaukus, nes nuplėskė vidurnaktį staiga, balta šviesa ir viskas lygų diena. Ir supranti, jokia čia pabaiga, kol Dievas siunčia tokią mėnesieną. Apskriejusi įvairiausias erdves poezijos paukštė, paskutinėje poezijos pavasario renginių dieną Kaune jau tradiciškai nutūpė Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje, kur buvo paskelbta, kad Kauno radijo ir televizijos prizu apdovanojama palangiškė poetė Elena Karnauskaitė už poezijos rinkinį Iš smilčių. Slopinantis šios vasaros karštis, nepalankus gyvaščiai, bet žoliai kalasi pro plešėjantį asfaltą, plonytė viena vildžioje riešo vidinėje pusėje primindama seną skolą, seną randą, neviltį, nežinią, kaltę. Bandau išpirkti ją, laistydama gėles, globodama visokius gyvius, ne kates ir šunis, pagailių vorų, sraigių, tos didžiosios, vynuoginės, primena pjaunamus triušius, tokios rusvos ir gailios akys, rytai žoliai sunki ir sodri, juodėje dalgis tik šniaukščia, aštrus ir blizgus ašmenis, aštrus garsai skrodžia rytą ir vakarą, kaip išgyventi, kaip galiu pasipriešinti, skinu pernotusius serbentus, sultis graužia dar neužgijusias žaizdeles, tai niekis, svarbu, kad virtuviai augienas stiklainiai rikiuojas į aiškias ir tvirtas gretas, tai mano sargybiniai, mano kariai, šiai dienai, šiai valandai ginti. Dienraščio Kauno diena prizas įteiktas poetui, prozininkui ir dailininkui Leonardui Gutauskui už eilėraščių knygą Infine. Mirtis ant mortos kelių jau išnyko ir plėšrus tyrlaukių žiogai, dangui liepsnojo, mėlynai dygo, neužkasti piloto palaikai, kai lyg viduramžių kankinių ratą tau nešė saulė, degantis levai, grasos namų lange dangaus kvadratą, tarsi turino drobę bučiavai. O šių metų poezijos pavasario laureate tapo kaunietė, poetė ir aktorė Daiva Čepauskaitė, įvertinta vienu garbingiausių literatūrinių prizų už eilėraščių knygą Nereikia, tikriausiai būtina. Tai tokios akimirkos turbūt yra gyvenimo cukrus, nes tai yra iš tikrųjų be galo smagu ir aš niekada neįsivaizdavau, kad tai gali atsitikti, iš tikrųjų žiūrėdavau į tos žmonės labai didelėm akim, man jie atrodė kažkokie ypatingi ir tiesiog keista, kad dabar visą tai vyksta su manim. Turiu pripažinti, kad Čepauskaitė labai gabus žmogus. Jinai turi turbūt, kaip man atrodo, trečią ausį, nes su ta trečia ausim suranda tokių žodžių, kokių nėra pas kitus poetus, kitų poetų kūrybose. Tai tokį daiktą sugaut galima tik tai turint
arba trečią ausį, arba aš nežinau. Kažkur virš ežero žaibuoja, o gal tik medus vyksikuoja, iššoku žyptelį žvynų, o aš suprasti mėginu, už ką tokia tyla, už ką. Pražydęs mėno lyg ožka, aplaižo patvorių rūgštynę ir geria rasą pirmutinę, už ką tokia šviesa, už ką. Įgudusio piemens ranka pamelžia vėjas baltą šaką, geriu ir baltas nuodas teka, ne nuodas, o tik tai gegužis, dangus į obelį sudužęs, galva apsvaigsta, virpa kojus, visai kaip lyrinis herojus, apsiseilėjęs personažas, toks apgailėtinas ir mažas, sakau už ką ir nesigirdi, tik tai ožka aplaižo širdį. Ačiū visą. Kaip minėjo Violeta Šoblinskaitė, eilėraščio panorėjęs neprisišauksi. Jis galbūt kaip tas katinas vaikšto kur nori, pas ką nori ir kada pats to nori. Visai būna. Ir kada skauda, ir kada džiaugies, ir kada esu pavargus. Visai iš tikrųjų, nes nežinai, kada ateis tas eilėraštis, kada pasibels kažkokia lemtinga eilutė. Jis ateina paprastai netikėtai ir aš niekada nežinau, kada jis ateis tas eilėraštis. Ar kai sunku, ar kai lengva. Negali jo prisišaukti specialiai, jis yra pakankamai savarankiškas. Ir belieka jo tik tai laukti. Iškilmingo renginio metu taip pat buvo apdovanota savaitraščio Nemunas prizu už geriausią debiutą šių metų poezijos pavasario almanache rašytoja Jurga Ivanauskaitė. Ūkininko patarėjo ir muziejininkų prizas atiteko rašytojui Robertui Keturakiui. O Kauno spaudos dovana buvo įteikta poetei Eglei Perednytei. Į Kauną tą vakarą buvo atvažiavę poetai iš Vokietijos, Velso, Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Klaipėdos, Palangos, Vilniaus, iš viso svieto. Į mus pasižiūrėti, mums dalelę savo sielos padovanoti. Ne kiekvieną rytą ir man malonu pisti per sniegą į mišką ir tarp medžių matyti didelės alkanas voverių tamsias akis. Atrodo, galėčiau tik lesinti paukščius, bet ar tai būtų harmonija. Ar jau nežinočiau, kas yra mano gyvenimas, lygiai 7 valandą. Tiku taku, krypu krepu, tuku tiku, miku maku. Čiuku čiuku, čiuku pokšt, kliuku kliuku, ciku caku, šniuku šniuku, čiukšt pačiukšt ir šniku šnaku. Dar kartelį. Čiuku čiuku, čiuku pokšt, kliuku kliuku, ciku caku, šniuku šniuku, čiukšt pačiukšt ir šniku šneku. Ir dar kartelį. Čiuku čiuku, čiuku pokšt, kliuku kliuku, ciku caku, šniuku šniuku, čiukšt pačiukšt ir šniku šneku. O po to jau čiuku caku, kliuku, šniku, šniukšt paciku, pokšt, pokšt, keberiokšt ir trampam pam. Vakaro pabaigoje ant šiais metais sumanyto poetų suolelio susėdo jaunimas, kuris kaip tie pašėlusiai žydintys sodai liudijo, kad poezija jaudina, džiugina ir jautrią sielą suranda. Poezija tai pasaka, tikėjimas, kuria su vaikystė nesibaigia, yra pasakęs rašytojas Robertas Keturakis. Poezija tai namai, į kuriuos visada sugrįžtu, kurių niekada neprarasiu, kuriuose visada esu švarus. Taip apie poeziją yra pasakęs poetas Jaunius Čemolonskas. Turėkite savo namus, tikėkite savo pasaką.